Šiandien apžvelgsime nešiojamą kompiuterį, laptopą Asus G53S. Ir jo, manau, galim jį čia apversti. Tai va, štai laptopas Asus ir jis geriau būtų į kitą pusę, bet tada tai jis būna į kitą pusę. Aišku, ne čia, bet tai iš tos pusės tai bus. Aha, tai pradėjome nuo šitos pusės. Tai čia yra anga aušinimui, pakrovėjui, manau, ir toliau internetui, čia kitą monitorių prijungti, HDMI ir USB. Čia nieko nėra. Čia baterija, kurias aš dabar nelabai moku daryti. Taip, reikia ją čia taip laikyti. O čia baterija. Taip atrodo. Aš dabar ją įkišiu. Ją. Kas čia yra, tai čia vėl kita maža anga. Ten yra geras angos, čia mato daug angų. Čia yra korteliai, SD kortelės adapteriui, ausinių, gal nelabai matosi gaila, bet čia yra, pirmas yra ausinių, kitas yra mikrofonas. Tada 2 USB portai, bet čia iš viso 3 yra, nes kitoj pusėje dar yra vienas. Čia yra disk tray, DVD ir čia aš neturiu supratimo, kas ten bakitušas. Tai jis, kaip nusipirka, tai būna su Windows 7 Home Premium. Ir dar šitą daiktą. Aš čia buvo privaliai, bet tai nulapa, nes ir taip jau seniai nes. Tai stretch resistant, ice cool keeps spamless cool, resume in seconds. USB 3.0, Sauna 2. Tada šitas yra mano gamingo kompo, kuriame žaidžiu su draugais. Ir HDMI, kaip ir pirmas, tai jo, pusiai, ką jis turi, tai jis turi 5 branduolių Intel Inside procesorių, Nvidia GeForce 2 ligų ir Windows 7. Jau manau, kad Windows 7 jau sens, nes jau lupasi. Pažbajus. Ir čia tokie, man tai patinka, nežinau, tai keista jaučiasi, bet dar noriu paminėti, kad čia va. Gerai, klaviatūrinis žibė. Čia yra geltonas, jei būna įsikraudinėjo arba kraunasi. Žalias kaip jau pasikrovęs arba pilnai pakrautas. Šitas kaip miego režime. Šitas rodo, kaip dirba kietasis diskas. Šitas kaip yra interneto. Tada šitą, tai ir man atrodo prie interneto jau. Ir čia klaviatūrinė užsižibiai. Kai aš šitą mygtuką, tai kartais va šitie ir šitie, bet šitas tai neveiks su mygtuku, because čia jau rodo, kad džempų ant žaidimų, pavyzdžiui. Šitie mygtukai daugiausiai veikia štai čia. Aš jums pravesiu kelią. Ir tada čia vėl rašo Asus. Ir čia kamera, man atrodo, kad čia
dėl 2 megapikselių. Šitą lemputę reiškia, kad kamera yra naudojama kažkokiai programai arba naršykliai. Tada čia lipdukai, kad taip nesilėšau, čia nebražytų, tai čia visi jie aplinkui visur. Čia įjungimo mygtukas. Ir čia, man atrodo, talonėlė. Ir kas skiriasi nuo kitų, to kad šitas laptopus turi 4 mikrofonus. Tai štai čia vienas, tada čia vienas ir kažkur dar čia. Va čia vienas. Tai čia 4 mikrofonai. Labai galėjau, bet jo. Ir galim paimti šitą aparatą. Girdit, varžyba visi mygtukai. Va. Windows rekorderis. Aišku, aš nesąmonę pasakiau. Aišku, kalkuliatorių šitas įjungsiai palaikysiu FN. Kamera labai prasta. Monitorius yra plonas. Jei pažvalgus, iš čia tai jis plonas. Neskaitant štai šitų gumų. Na, plonas monitorius. Čia plastikas. Ir jau pasileido. Tai dabar štai kaip matote, pasvordą reikia įvesti. Sveiki. Ja, sveiki. Lietuvių kalba čia. Nu. Štai ir tobulas Asus kompiuteris. Jau Windowsai pasenė, jau jie steiginėja. Tikriausiai reikės naujus perrašyti. Štai. O ten mano penė. Nu. Bet žaidimų tai su šitų daiktų nelabai pažaisi. Nes jie daugmaž laimi. Minecraftą dar bus galima pažaisti, bet jau, pavyzdžiui, ten kokius Half-Life ir dar galima, Garry's Modą ir galima žaisti. Bet jau kažkur sunkėja tarp kokią jau biškį jau pradedu sunkiai tą, pavyzdžiui, tiesiog šitas kompas yra neskirtas žaidimo. BMG Drive tikrai stringina, tai ir ten PCX yra daug, tai tiesiog kodėl tai yra lagina. Tau negali būti, kad nelagys. Tiesiog kompas tai darbui priskirtas čia. O ne. Man ten kokiam. Tai jo, ačiū kad žiūrėjote, su jumis buvo Mugagi Friends Plays Games, aš Martiks, pristačiau jums šį laptopą ir ačiū kad žiūrėjote, su jumis buvo, kas čia buvo, aš kad žinau.